Labą dieną. Šiuo video aš jums paaiškinsiu, kaip Info verslas iki rakto sistemoje sukurti webinaro klasę. Sukurta klasė atrodytų maždaug taip. YouTube'ės įskipyje žmonės, kurie prisijungs prie jūsų webinaro, matys jūsų tiesioginę transliaciją, tai yra girdės jūsų garsą ir matys jūsų vaizdą, ką jūs norėsite pasakyti, ir žemiau esančiame čiate žmonės galės susirašinėti. Beje, šita chat programa, kurią aš naudoju, ji yra mokama. Aš parodysiu, kaip susikurti tokį chatą. Ir 10 žmonių šitas chatas priima nemokamai. Jūs galite neribotą laiką iki 10 žmonių naudotis nemokamai, o jeigu norite daugiau žmonių, reikia mokėti mėnesinį mokestį $19. Jeigu prisijungia daugiau žmonių, negu jūs esate sumokėję, jie visi gali, neribotas žmonių skaičius gali matyti chatą, bet tik tais ribotas skaičius žmonių gali prisijungti ir su jumis bendrauti chat'e. Taigi, kaip padaryti tokį puslapį, pradžioje mums reikia jį susikurti. Tai savo Info verslas iki rakto valdymo sistemoje mes ateinam prie puslapis ir darom naujas puslapis. Tai yra, sukuriam naują puslapį, kurio mes nerodome meniu juostoje, nes mes siūsim jį tik tais dalyviams, kurie užsisakė webinarą. Už kurį mes gavom kontaktą, užsisakė mūsų webinarą, nepriklausomai ar jis būtų mokamas ar nemokamas. Tai va, aš parašau tiesiog pamoka. Tekstas, kurį matys Google, čia galite nenaudoti, dėl to, kad nėra intereso jums, kad Google'as atrastų, ypatingai, jeigu jūs darysite mokamą webinarą. Ir nuorodai rašom, pavyzdžiui, pamoka, kaip daryti webinarą. Taip. Ir čia, kur yra tekstas, mes pradžioje pasirašom taip, kad aš mėgstu taip rašyti. Čia bus video ir čia bus chatas. Na ir šitą puslapį išsaugojam. Va, pamoka ir mes dabar turim nuorodą, kurioje mes padarysim savo webinarą. Atsidarykim jį kitame lange. Atsidarė pamoka, čia bus video, čia bus chatas. Ir dabar toje vietoje mes turim susikurti ir chatą, ir turime susikurti video. Taigi pradėkim kurtis nuo chato. Tam, kad susikurtumėte savo chatą, prisiregistruokite chat.control.com. Į pradžią pasibandykite tikrai su nemokamu. Ir kada norėdami sukurti naują chatą, jūs darote Create New Live Event. Spaudžiam Create New. Jam tiesiog užrašom pavadinimą. Aš parašysiu pamoka. Spaudžiam Continue. Va, ir jūs iš tikrųjų turite sukurtą tą chatą toje sistemoje, bet dabar jums jį reikia įterpti į savo puslapį. Taigi jūs spaudžiat HTML website ir čia va gavot kodą, kurį jums reikės įterpti. Beje, jūs galite čia, kur yra customize, pasikeisti spalvas, ten aš palieku jums įaiškinti patiems. Aš įdėsiu tiesiog tokios spalvos, kokios yra, pažymit šitą visą, paspaudžiat Ctrl+C arba dešinį pelės mygtuką ir kopijuoti. Grįžtame prie savo puslapio, einam jį redaguoti. Ir dabar redagavime paspauskite šaltinis. Ir čia, kur mato, čia bus chatas, pažymit visą tą tekstą ir paspaudžiat Ctrl+V arba Paste. Dabar toje vietoje turėtų atsirasti chatas, bet dar aš rekomenduoju, čia, kur yra iframe wait, jūs pakeiskite į 6:40. Lietuviškas raidas 6:40 ir va, kaip dabar visą tai atrodys. Štai yra pas mane įdėtas chatas. Aš visada nutrinu šitą reklamą. Jau ant redagavimo režimo. Ir dar padarau, kad gražiau atrodo per vidurį chatą. Taigi dabar pasižiūrėkime, kaip jau atrodo mūsų puslapis. Čia yra pamoka. Padarom refresh. Jau mes turime chatą, kurį aš prieš paskelbdamas dalyviams aš ir palieku chatą, čia bus video.
nes video jūs įsidėsit visai prieš webinarą, tai tarkim aš rekomenduoju pradžioje, kol dar mokotės, pasilikti kokį pusvalandį, kad nebūtų kokių nesklandumų, bet šiaip galima ir vėliau. Taigi, dabar tam, kad čia transliuoti video, jums reikia būti prisijungus prie savo Gmail paskyros, prie YouTube paskyros, jeigu jos neturite, jūs turbūt Info verslas iki rakto sistemoje rasite video, kaip susikurti YouTube paskyrą. Ir dabar įeiname į YouTube ir mes turim pradėti tiesioginę transliaciją. Taigi jie prie YouTube prisijungia prie savo paskyros, va šiuo momentu aš esu prisijungęs, spaudžiate įkelti kaip naują video. Ir tik čia keliant failą ne iš kompiuterio, pasirinkat Google Plus Hangout on Air transliaciją. Paspaudžiate transliaciją. Ir tuo atsidarys visiškai naujas langas. Jau užsikrovė jums šitas langas. Jūs turit parašyti pavadinimą. Tai turėtų būti jūsų webinaro pavadinimas, aš rašau pamoka. Ir čia jums reikia pakviesti kažkiek draugų, kurie su jumis kalbėtų toje klasėje. Bet kadangi jūs rodysite savo puslapį, jūs galite pasikviesti tiesiog save. Tai aš pasikviečiu tiesiog, nes vieną draugą būtinai reikia pakviesti. Ir aš spaudžiu, kad pradėti Hangout Air. Tada, kada paspaudžiu pradėti Hangout Air, tai dar aš nesu tiesioginėme etery, tiesiog dabar sistema prijungia. Veiksmas veikiam daryti, dėl to, kad kamerą jūs dabar matot, aš naudoju kitą programą kamerai, bet va, matot, aš kalbu, čia jau irgi garsas eina, tai Google jau garsas eina. Jeigu jūs nenorite rodyti savo vaizdo, galima lygiai taip pat vesti tik garsinį webinarą, žmonės matys jūsų Google paskyros paveikslėlį ir girdės tik garsą, kas bus šiuo atveju pas mane, nes kamerą naudoju tam video filmukui daryti su kita programa. Taigi dabar jums reikės atsidaryti dar vieną langą, kur yra YouTube, suvedam youtube.com. Pas mane užsikrausiu. Ir vėl įeiti į YouTube. Ir net paspaudžiat ant savo ikonės ir į savo vaizdo į kituvę. Tai YouTube reikia žiūrėti, ten jūs matysite visus video įrašus, kurie yra įkelti. Čia kairė šone yra tiesioginiai įvykiai. Ir ta pamoka, matot, yra atsiradus čia, bet aš dar nesu pradėjęs, jos nepradėjęs tiesioginės transliacijos. Taigi, jūs paspaudžiate pamoka, pamokos redagavimo. Kada nusikrauna, dabar jums reikia šitą pamokos langą įterpti pas save į puslapį. Čia, kaip matote, yra jų video tas kanalas, jūs tiesiog įeinate bendrinti, įtraukti. Ir kodėl aš prašiau čatą pasirinkti 640, čia jeigu yra ne tas dydis, pasirinkite 640, 360 ir nusikopijuojate šitą kodą, spaudžiate Ctrl+C arba dešinį pelės mygtuką ir kopijuoti. Tada vėl grįžtam į savo sistemą, einam į puslapio redagavimą, tas, kur bus jūsų webinaras. Paspaudžiate ant šaltinio ir dabar čia, kur bus video, jūs pažymite tekstą ir paspaudžiate Ctrl+V. Spaudu šaltinį, jūs matysite, kad čia yra tas pats langas, į kurį jūs galite transliuoti video. Dabar jį išsaugom ir pasižiūrėsim, kas mums gavosi. Pasižiūrėjome, kur yra pamoka.
puslapis užkrautas iš naujo ir žmonės šiuo metu mato tokį video filmuką, kadangi čia arba coming soon, jie matys starting soon. Ir kol jūs dar nepaleidote tiesioginės transliacijos, ten nieko nesimato. Bet kada jūs matote tokį langelį vietoj YouTube'e, ta prasme pas savo puslapį, tai jau čia žmonės prisijungia, gali laukti ir paspaudus play, jie matys, palaukite, prasidės netrukus, jie paspaudę, gali susirašinėti chat'e, bet kol jūs nepradedate tiesioginės transliacijos, žmonės nieko nemato. Tada prasidėjus jūsų tiesioginė transliacija, jūs to lango jau nebeuždarykit, nes paskui įeiti nebegalima, tai užtat aš ir sakau, kad tai reikia pradėti prieš webinarą. Ir dabar pradėsim tiesioginę transliaciją. Norėdami pradėti tiesioginę transliaciją, mes paspaudžiame pradėti transliaciją. Google dar praneša, kad tikrai jūs tikrai pradedate transliaciją, prašo apribojimus, jūsų tiesioginė transliacija viena negali būti ilgesnė negu 8 valandos. Ir dabar, kada aš paspaudžiu pradėti, aš jau einu tiesiogiai į eterį. Tai, ką aš kalbu, dabar už kurio laiko girdėsis tame webinare, kurį aš dariau. Iš tikrųjų, tai mes perjungime čia, bet YouTube'ės transliacija atsilieka, kaip YouTube skelbia, apie 25 sekundės. Tai todėl jūs kartu negalėsite ir stebėti vaizdo, bet žmonėm tai iš tikrųjų, kas ir esat stebėję mano webinarus, mes puikiai tai darom ir todėl reikia šiek tiek tik treningo, kad pasitreniruoti būti interaktyviam chat'e, uždavus klausimą, dar pasilikti savo kažkiek laiko pokalbį, kad jūs galėtumėt skatinti žmonės į klausimą atsakyti. Ir prie tų 25 sekundžių tikrai yra greitai priprantama. Ir tikriausiai mano transliacija jau yra prasidedanti. Matot, kol aš kalbėjau, transliacija iš tikrųjų prasidėjo ir dabar va čia jau pradėjo transliuoti mane. Tai, ką aš kalbu, dabar už kurio laiko uždėsis, žmonėms tai nevėdinarė. Dabar čia žinoma garsas labai susidubliuoja, aš paspausiu stop ir jūs kalbate tol, kol jums tai yra reikalingai, bendraujate su žmonėm, o kada webinaras jau jūsų pasibaigė, jūs tiesiog spaudžiate stabdyti tiesioginę transliaciją. Ir tiesioginė transliacija pasibaigusi, jūs turite video įrašą savo YouTube kanale. Dabar ir žmonėm galite siūsti toje vietoje palikus, jūs dabar čia pasibaigus transliacijai, žmonės čia atėję, kurie pavėlavo, jie gali pasižiūrėti vaizdo įrašą, kol jūs jo nepašalinote. Jeigu kuriat kitą puslapį, kuriant jūs jį galite pašalinti, jeigu tai yra mokama. O jūsų šitas įrašas visą laiką bus, kol gyvuos YouTube. Tai jums parodysiu kur. Tai yra mes vėl įeisime į YouTube kanalą savo. Pas mane atsidarė labai daug langų ir dar visi tai video transliacijom. Taip, įeiname į YouTube. Ir vėl įeiname savo vaizdo. Įeiname savo vaizdo įrašų tvarkytuvę. Ir po maždaug gal valandos, gal pusę valandos priklausomai nuo jūsų video, jūsų paskutinis įrašas atsiras sąraše, jis bus viršutinis. Iš karto, ką tik baigus transliaciją, jisai būna prie tiesioginių įvykio, neįsigaskite, nes čia rodo tik būsimuosius, o čia yra užbaigta. Pakeičiam filtrą į užbaigtą ir to atsiras įrašas, kurį aš ką tik transliavau tiesiogiai visam pasauliu. YouTube'e yra pamoka. Kol kas matote, rodo mano nuotraukėlę, o ne tai, kas iš tikrųjų buvo kalbėta per video, ten tokiam taške. Bet adresas jau to video nesikeičia. Jeigu jūs einate į vidų ir norit siūsti įrašą dar elektroniniu paštu,
jį pašalinę į savo puslapį, tik palikdami YouTube, jūs galite keisti jo statusą, redaguoti, padaryti jį nematomą. Ir jau šitas adresas, kuris yra naršyklėje, yra jūsų įrašo adresas. Ir vis, kol jūs jau iš YouTube'ės neištrinsite, jis čia gyvens. Taigi tiek, gerų jums webinaro, gerų ir pozityvių klientų jūsų webinaruose, iki susitikimo kitose pamokose.